pasikeitęs. Aš tau skambinu vakar naktį. Visai neseniai buvom Kaune, Kauno klinikose, pažaidėm su vaikučiais, konstravom paukštelius, iš tikrųjų visai buvo smagi veikla. Labai norėjus ir Vilniaus vaikus pradžiuginti, tai šiandien Vilniui su vaikučiais darėm personalizuotus maišelius. Galvodama apie tos vaikus, aš kažkaip pagalvojau, kad jie tokie mažučiai keliautojai. Jiems tenka ne vieną kartą grįžti namo ir grįžti vėl paskui čia į ligoninę. Ir paskui tą kelionę kartuoti dar kartą ir kai kuriems turbūt 14 kartų. Tai turėti daiktą, tokį maišelį, kurį susidės jie savo mėgstamiausius ar ten reikalingiausius daiktus. Kažkas gal įsidės dantų šepetuką, kažkas įsidės savo mėgstamą meškiną. Pirmą kartą baisu, nejauku, nes tu nežinai, kaip tave žiūrės, kaip tu pasireaguosi. Antrą kartą jau kažkaip drąsiau. Bet iš tikrųjų tai tiem vaikam ir jų tėvam aš labai noriu padėkoti. Nors paprastai jie išeidami sako ačiū, buvo fainai, ten buvo smagu, gerai praleidom laiką, bet iš tikrųjų tai aš jiems turiu padėkoti už tai, kad jie primena kiekvieną kartą, kiekvieną tą sekundę, kad kas yra svarbiausia. Kad ne daiktai, kurie mus supa ir ne kažkokie ten, žinai, įmantrybės, o svarbu yra žmonės aplink ir jų savijautos. Tai papasakok, ką tu šiandien gavai dovanų? Makiažą. Makiažą? Papasakok apie tą makiažą. Koks jisai? Daug yra spalvų visokių. Ir ką tu darysi su tom spalvom? Dažysies. Čia skvišis. O sugalvojai jam vardą? Pinkiniukas. Koksai? Pinkiniukas. Kiaušinis. Kiaušinis. Ir kam tai padarei? Tau. Ačiū tau labai. Koks gražus. Padaryti naują makiažą. Gerai. Tai mes šiandien turėjom tokį užsiėmimą. Piešėm, žodžiu, ant krepšelių, ką norėjom, tą piešėm visi iš savo fantazijos ir tada tie mūsų piešiniai buvo užlyginti, nežinau, lygintuvu ir jie dabar laikysis, mes juos turėsim atsiminimui ilgam, galėsim naudotis, nešiotis ir bus mūsų pačių asmeniškai pagaminti. Tai labai praskaidrina tas dienas, pralekia diena tada žymiai greičiau, nes ligoniniai tai tos dienos, aišku, kad labai sunkiai eina, bet kiekvienas toks susitikimas, veikla, užsiėmimas, tai visai pakelia ir nuotaiką, prablaško ir mintis, ir rūpesčius nuveja šalin, ir visai kitas jausmas ir emocija. Ačiū labai labdaros vakaro Nidoje metu aukojusiems žmonėms. Ir mums, ir vaikams padariusiems šventę, ir padovanojus dovanų tiek daug. Aš kartočiau vis tiek.